Vykdydami fiskalinės institucijos funkcijas atlikome Lietuvos valdžios sektoriaus finansų tvarumo 2025–2050 metų vertinimą. Siekiame parodyti visuomenės senėjimo poveikį valstybės finansams, jei ateityje nebūtų numatyta jokių naujų struktūrinių biudžeto politikos sprendimų ar reformų. Jei grynoji migracija ilguoju laikotarpiu išliktų teigiama, projektuojame, kad Lietuvos populiacija mažės ir 2050 metais gali siekti 2,6 milijono gyventojų. Šiuo laikotarpiu tęsis ir visuomenės senėjimas. Šiemet vieną senyvo amžiaus asmenį išlaikys daugiau nei 3 darbingo amžiaus asmenys, o ateityje šis skaičius sumažės iki 2. Su visuomenės senėjimu susijusios išlaidos bėgant laikui augs ir didins spaudimą viešiesiems finansams. Labiausiai išaugs išlaidos senatvės pensijoms. Padidės ir su sveikata susijusios išlaidos, o švietimui, motinystės, tėvystės ir vaikams skirtoms išmokoms mažės. Jei su senėjimu susijusius įsipareigojimus dengtume tik skolą, projektuojame, kad ji išaugtų iki beveik 80% BVP. Tai reiškia, kad būtų viršyta 60% BVP Maastrichto kriterijaus riba, kiltų rizika šalies viešųjų finansų tvarumui. Paprastai kalbant, gali kilti rizika šalies gebėjimui ateityje finansuoti visus dabar prisiimtus įsipareigojimus. Siekiant išlaikyti tvarius viešuosius finansus, būtina didinti valdžios sektoriaus pajamas, vykdyti struktūrinės reformas, kurios skatintų investicijas, inovacijas, darbo našumą ir švelnintų besikeičiančios demografijos poveikį. Ilgojo laikotarpio projekcijos susiduria su ypač dideliu neapibrėžtumu. Tvarumą gali paveikti tiek teigiamos, tiek neigiamos rizikos. Pavyzdžiui, klimato kaita, makroekonominiai šokai, įtempta geopolitinė situacija ir ryškėjanti pasaulio ekonominė fragmentacija. Kita vertus, spartesnė technologinė pažanga, dirbtinis intelektas labiau skatintų produktyvumą ir ekonomikos augimą, o tai leistų pristabdyti skolos didėjimą.